nežinau, kaip čia pasakos ekskursijų vadovai apie tai, ar jie pasakos kaip pjūvį į veidą visuomeniai, ar jie pateisins, nu tai čia nieko tokio, tai žinot, nu tai gyvenimas keičiasi, čia buvo tuščia, ir kaip aiškino. Ir tie visi, reiškia, kultūriniai klodai, reiškia, čia buvo ir spaustuvė, čia buvo ir sodas, čia yra dideli kultūriniai klodai. Buvo gelbėjami, reiškia, pamestinukai vaikai. Tai čia mums to nieko nereikia? Ar mes kažkokie barbarai? Nu tai mes ne barbarai. Visiškai. Aš atsimenu, dar buvo 2013 metų vėlyvas ruduo. Aš kaip tik vaikščiau čia su Ingeborga Dapkūnaitė ir kartu buvo tuometinis mūsų meras Artūras Zuokas. Jisai kaip tik šitą vietą parodė ir sako, vat gruzinų verslininkas norėtų čia pastatyti gražų viešbutį, bet vat dėja mūsų vat žmonės labai pikti neleidžia. Ir aš kažkaip pagalvoju, nu tikrai keista, tokie pikti žmonės ir toks geras verslininkas, kažkas labai keista. Ir po to kažkaip ta istorija taip išsisuko, kad gavosi dar blogiau negu kad buvo ten rodyta, kad va šitoje dalyko ligoninė, čia tik tai jinai bus perdaryta į viešbutį, nieko nekeičia, na, realybė kitokia. Bet man asmeniškai šitą istoriją reiškia labai daug to, kad aš tikrai supratau, kad yra, kad ir nedaug, bet yra žmonių, kuriem iš tikrųjų ne visi yra. Bet matot, kaip gražu. Čia kaip kažkas prasti dar baisiau negu Pilaitėje. Kuo jūs piktinatės? Žinokit, mane filmuojat. Čia, žinokit, čia baisiau negu Pilaitėje. Čia Perkūnkėmis. Perkūnkėmis čia. Bet čia pohlai. Ką jie durniai, taigi čia... Kas čia norės gyventi tokiuose akmeniniuose maišuose? Žinokit, yra mėgėjų. Tai jums nebaisu, kaip būtų gyventi? Tai kalėjimą, čia kalėjimą reikia padaryti. Tai žiūrėk, dabar tas namas žiūrės vieni kitiem triusikus galės. Tai visi triusiukai, tai yra onas, ten tas plyšys. Šito va, tarp to ir to. Čia gyvena žmonės mėgstantis glaudumą. Ne, nu iš tikrųjų tai... Kokiam visai kitam mieste, atrodo. Čia toksai antiutopija tokia. Čia tokiam, žinai, stalkeryje, ar ne? Mhm. Tokiam stalkeryje, žinai, atsiduri. Kyšo tas vargšas tuščios bažnyčios bokštelis. Tik po čia galima išeiti. Nu, aš nežinau, aš tai nežinau. Čia jau, žinokit, išėjimo nebelabai yra. Ten, žinokit, va ten jeigu toliau, tai ten toks kaplavanas, irgi pamatam iškastas, jis pilnas vandens. Aš kai Olandų gatvę važiuoju, tai vis džiaugiuosi, kad jums tas vanduo niekas čia neišbėgtų. Nes čia tiek pirkėjų yra, tada čia tiek jau pirks visą. Klausyk, čia tokie pinigai, įsivaizduoju. O, aš gal nesuvažiavau. Jau gal gana. Nu, aš čia nebuvau. Aš irgi nebuvau, bet čia... Šitam, aš nebuvau čia. Kad, žinokite, nu... Aš iš pirmo juokavau, kalbėdamas, kad įvertininkim kubais senamiesčius, bažnyčias, nu, atskirus objektus, kompleksinius ir išparduodame, ir paimam pinigus. Ir nustojam apsimetinėti apie, ir svaičiuoti apie kažkokią paveldosaugą. Nėra jo šiandien. Bet... Ir medžių. Ir vaga nebuvo tokia siaura, vaga buvo į vieną pusę trupučiuką daugiau paslinkta. Tai
tai tiek važinių pradžiai. Čia užpiltinė žemė, viską mačiau, kaip pylė Dabar šitą žemę. ji stipriai sustumdė, stipriai šlaito Tai jiem šlaito reikia. statumą iš esmės ne tik paslinko, bet ir pakeitė. Visiškai. Tai jeigu mes kalbam apie Vijūnėlės dvarą, kur tenais 2,5 ar 3 metrus pastūmė ir ten didžiulis reik triukšmas, nugriaut. tai čia ne 2,5 metro pastūmė tą šlaitą. Ir pastūmė, ne ten pastumta gal ten 15 metrų, tai čia pasižiūrėkim pusę kilometro. Dabar ten matom, ne visi gal žinot, žymesias valstybės saugomas Bernardinų kapinės. Tai štai kaip saugomos kapinės, kaip jų aplinka saugoma, štai kaip jų šlaitas saugomas, matot, o šiuo metu labai ypač saugomas. Ten jau pasikas po kapais, matyt, bus požeminiai garažai. Garažą ten? Nu, aš jau Čia- šiek tiek juodas humoras, sakykim, pavadinkim taip. Manau, Arba kad Bet gal panašu- tolimos ateities nuspėjimas. Taip. Čia aš manau, Tiesiog, žinok. Zarasų gatvės, ko gero, tąsa. Vardinė. Turim užtai. Kadangi ten Zarasų gatvė ten baigėsi kapinės.